Kas tas asmuo? Nu, vat asmuo jisai sukurtas 16 amžiui, tačiau klaidingai tvirtintas jau jis buvo pradėtas 6 amžiuje, apibrėžiant išgalvotą nuosavybės formą, apimant tam tikras savybės ir išvaizdą, būtent išvaizdą, kaip vienos ar kelių 6 lygio, aukštesnio lygio gyvybės formų, kurioms suteikiamos papildomos naudojimosi teisės, tapatybė arba pridedama kas nors. Žodis asmuo, šiaip yra kilęs iš lotyniško žodžio persona, reiškia kaukė, personažas arba pjesės dalis. Nu tai va, kada jūs save laikote asmeniu, tai pirmiausia kaukė. Skaitotės kaukė. Jie žiūri, tą kaukę už tai kaukių ritualą praveda su ta plandemija, kad visi pasitvirtintų, kad yra asmenis. Kaip sakant, paskui ir šou tie visi koncertai vadinasi kaukė. Personažas ir pjesės dalis, bet tą pjesę, aišku, ne jūs parašėt, jinai, kaip sakant, jum primesta atitinkamai per slaptuosius tuos trastus cestui kui arba vadinamus komisar fide. Jisai traktuojas kaip yra pagrindinis apgaulingo traktato žinomo Corpus Juris Civilis 16 amžiaus pabaigoje elementas, pagal kurį visi asmenys buvo klaidingai teigiama, kad jų prigimtis priklauso nuo Romos kulto, dabar vadinamų Vatikano jurisdikcijai. 16 amžiaus asmens išradimas, nesąmonė išrado, leido aptverti gyvų kūno būtybių kūnus ir atsisavinti tas su jais susijusias tradicinės ir prigimtinės teisės, kai asmuo buvo vertinamas kaip nuosavybė, kurią galim įsigyti, parduoti, konfiskuoti arba perduoti. Galim paskaityti, kas yra asmuo. Tai asmuo jisai šiaip verčiasi žmogus, žodis, žmogus. Čia nėra pasakyta jokia pridėta protingas žmogus, žodžiu, jis traktuojasi tik vienu žodžiu žmogus. Bet juridiniai kalboj tai reikia žiūrėti, kaip parašyta, čia kaip rašo. Čia išgalvotas teisinis pobūdis, iš lotynų kalbos persona. Sutikimas, ta persona, tai kaip atstovavimas individualiai žmogui ar korporacijai. Žmogui ar korporacijai didžiosios raidės čia rašo. Reiškia, tas žmogus ar korporacija, kuris yra neturintis tų teisių laisvių, su jam išgalvotom teisėm ir laisvėm gyvena. Tai asmuo yra pagrindinė teisės norma apibūdinti pagrindinę teisinę fikciją. Tai bet kuri individuali ar formali organizacija, organizacija, kuriai teismams ir žemesniems teismams pavaldi. Sutikimas duodamas be prievartos. Teisiškai, fiziškai, jūs matėt sutikimai be prievartos, kuriai teismams ar žemesniems teismams pavaldi. Sutikimas duodamas be prievartos, teisiškai fizinis asmuo, korporacija ir net tauta gali būti laikomi asmeniu. Todėl jiems gali būti taikomi Vatikano, romėnų kulto teisės ir komercinės jūrų teisės principai. Teisiškai asmeniui vardas visada turi būti parašytas didžiosios raidės, kad būtų galima atskirti asmenį nuo laisvo žmogaus ar laisvos visuomenės. Tai dabar. Suprantat, kokio jūs visuomeniai, vergų visuomeniai gyvenat?
Nes didžiosios raidės, va, būtent tą ir sako. Vergų plantacija. Vat. Ir pavaldi va tiem juodų mantijų teismams. Kaip sakant, traktuojas kaip individuali ar formali organizacija, korporacija. Ir net tauta gali būti vat, laikoma asmeniu. Taip. Čia apie asmenį, nu, tų asmenų šiaip yra tie pagrindiniai trys. Pirmas asmo, antras asmo, trečias asmo. Tai va, jūs esate tretieji asmenys, kaip sakant, nekompetitingi vadinami. O čia rašo. Nes negalit išreikšti savo tų minčių į proprio persona. At proprio persona. O jūs esate ta non grata. Proprio persona yra pirmasis asmuo. Antrasis asmuo yra, jisai toks dirbtinis. Teisiškai vadinasi aukštesnysis. O čia aukščiausias asmuo. Pirmasis aukščiausias, aukštesnysis ir tas trečiasis. Žinomas kaip juridinis asmuo, vadina juridiniu asmeniu. Juridiniu, žemesnio lygio. Surogatas jisai tampa. Kaip sakant, statutinis asmuo arba surogatas yra tada, kai autorius, vadovas yra paslėptas arba nežinomas. Skaitosi, nu jisai kaip, gaunasi kaip miręs, kaip vaiduoklis. Reiškia, jumis gyvo jau nieks nemato, kai rodo tą dokumentą. Kaip sakant, realiai. Nu, va, yra 4 dar kategorijos jie skirstomi pagal galimus valdžios lygius, galias ir teisės nuo didžiausių iki aukščiausių galių ir valdžios iki žemiausių ir mažiausių galių valdžios, kurios yra rangos tvarka. Tai vat aukščiausias asmuo, tai dieviškasis asmuo, jisai ten su pactum singularis susijęs. Daugiau eina va, tikrasis asmuo arba tikrasis žmogus, jis pagal dieviškai pasitikėjimą, jis gali va, naudoti žemėj, kaip sakant, tom visom teisėm. Daugiau yra aukštesnysis asmuo, apie kurį sakiau, kai sakant, ir daugiau yra žemesnysis asmuo arba romėniškas asmuo. Yra bet kuriam vakarų va, trestui priskiriama forma, kuri yra pati žemiausia, silpniausia iš visų galiojančių asmens formų. Žemesnio lygio asmuo niekada negali būti pagrįstas teisėtai, logiškai, teisiškai, teisėtai ar moraliai tvirtinamas. Ar įrodinėjamas kaip aukštesnis ar aukštesnis už aukštesnįjį asmenį. Taip, va, tas juridinis asmuo yra dirbtino asmens tipas, sukurtas dėl teisėto veiksmo, dviejų ar daugiau 6 lygio, aukštesnės lygio savybės formos susijėjimo pagal šios kanonus. Na, kaip sakant, yra daugiau, da, va, 7 formos dar to, va, juridinio asmens įvairios. Nu, bet apie tai gal kitą kartą.